Laba diena, mielieji. Šiandieną su jumis Jolita Cot ir laida Sveikai ir ilgai. Dėkoju Jums už tai, kad šitą laiką paskyrėte mūsų TV ir aš tikiuosi, Jūs sužinosite kažko naudingo savo ir įdomiai praleisite savo laiką. Šiandieną aš norėčiau Jums papasakoti, atsakyti klausimus, kadangi yra klausimų, kur mums kiekvieną dieną užduoda norintis laikytis kurso, nori sužinoti daugiau apie jį, kadangi artėja pavasaris ir, kaip žinome, pavasarį mes norime būti gražios, jaustis geriau, sveikiau ir būti gražiomis. Taigi, jeigu pirmą kartą matai mano vaizdo įrašą arba video, prašau, padaryk man paslaugą ir pakomentuok. Naujas arba nauja. Būsiu tau labai dėkinga. Taigi, pirmas klausimas šiandieną. Kuo šitas kursas organizmo valymo yra ypatingas? Tai norėčiau papasakoti, kad šita dieta jau yra žinoma daugiau kaip 50 metų. Tačiau nei aš, nei tu apie tai mes nieko nežinome. Čia knyga apie kursą ir parašė, kur knygą sveikatos žurnalistas. Jisai adipozitas kurmit HCG. Ir jisai pasakoja, kad per 100 kilogramų numetė per 300 dienų. Ir jam po to neprireikė jokios plastikos operacijos dėka OPC, kadangi jisai daro odą elastingą. Tai, žodžiu, tada oda traukiasi, jinai darosi elastinga ir mums nereikia, kad ir 30, kad ir 50, kad ir 100 kg numestume, nereikalinga daryti jokios plastikos, kadangi OPC yra stiprus antioksidantas, jisai apsaugo mūsų kolageną ir tada oda darosi vis elastingesnė ir jinai nedrimba, nekrenta, bet gražiai po truputį traukiasi. Šitas kursas vadinasi dar kitaip hipotalamuso perprogramavimas. Ir jisai mano, kad tai yra vienintelis metodas visam laikui atsikratyti riebalaus perteklių. Tai yra labai greitas ir sveikas būdas. Mums nereikia badauti, mes gauname gerus maisto papildus ir vitaminus, kurie pasisavina maksimaliai į mūsų organizmą. Nebūtina sportuoti, jeigu nesate sportininkas, bet aišku, kažkiek judėti ir vaikščioti tai labai būtų gerai, nes dabar, kadangi koronos metas ypatingas, tai kai kurie žmonės visai nejuda, tik tai sėdi prie kompiuterio ir vis tiek, kad ir darant šitą kursą, kad ir nebūtina sportuoti, bet nors 30 minučių pasivaikščioti, tai yra reikalinga, kad vis tiek jūs judėtumėte, kad kojose nesikauptų vanduo, nes būna kai kokie organizmai, kur kojose organizme kaupiasi vanduo ir tada tinsta kojos. Tai irgi nėra labai gerai. Taigi kažkiek mums judėti vis tiek reikia, negalima tik tai lovai gulėti ir taip lieknėti. Tai irgi ne pats geriausias variantas. Taigi, Matijas Juneman parašė šitą knygą ir jisai sulieknėjo 100 kg per 300 dienų. Ir jisai pasakoja, kad šito kurso pranašumas yra tai, kad HCG kartu su mažo kaloringumo dieta padidina medžiagų apykaitos procesą iki normalaus. Hipotalamuso
funkcija persikrauna per 21 dieną ir sugrįžta iki normalaus lygio. Todėl būtina šį kursą daryti netrumpiau kaip 21 dieną. Mes žinome, 2 dienos yra pasikrovimo fazė, 21 diena yra griežtas kursas, kur reikia laikytis 500 kalorijų plus aktyvatorių naudojame, o paskui naudojame 500 kalorijų, bet jau nenaudojame aktyvatorius. Tai vadinasi stabilizacija. Svoris turi susistabilizuoti, kad jisai nepradėtų augti į viršų. Tai vyksta, hipotalamuso perprogramavimas vyksta dėka aukštos kokybės maisto papildų. Ir tai yra būtina, kad sustabdytume jojo efektą. Kadangi, kai mūsų organizmui trūksta vitaminų ir mineralų, mes norime valgyti. Tokios būna apsirijimo fazės, kad mes nežinom, ko norime valgyti, nes mums organizmas nepasako, žodžiu, mes ir to norim, ir vieno, ir kito, ir persivalgome tai. Tai, kad mūsų organizmas nenorėtų taip nenormaliai valgyti, mums reikalingi gauti vitaminai ir mineralai. Kada mūsų organizmo ląstelės yra pamaitintos, tokių apsirijimo šokų nebūna. Tada mes norime tada valgyti, kada mūsų organizmas yra alkanas, kada mūsų ląstelės yra nepamaitintos pilnai. Toliau norėčiau papasakoti, kad šitas kursas jau yra žinomas daugiau kaip 50 metų. Tačiau elito visuomenė tai laikė paslaptyje. Ir šitas receptas buvo perduodamas įžymybių pasaulyje iš burnos į burną. Gydytojai privačiose klinikose taip pat siūlo top dietą. Galbūt jūs kada nors esate girdėję, kad sulieknėja per trumpą laiką, labai greitai, labai pasikeičia išmeros ir tai kainuoja labai brangiai, kadangi tos klinikos yra labai brangios ir kainuoja ne 1000 eurų. Taigi, Anne Hild knygoje aprašo mikroelementų ir omega-3 nesočiųjų riebalų rūgščių panaudojimo svarbą, norint pasiekti gerų rezultatų. Taip pat rašo ir Matijas Juneman, kad tik tai kokybiškų maisto papildų dėka, kurie įsisavina pilnai į mūsų organizmą, mes galime turėti šitą efektą. Sulieknėti greitai, sveikai ir be žalos savo organizmui, be jojo efekto. Sekantis klausimas dar būna labai dažnas, ar galima sulieknėti be vitaminų? Be vitaminų sulieknėti galbūt ir galima, tačiau jūs jausitės pavargęs. Jeigu jūs laikysitės 500 kalorijų dietos be vitaminų, nežinau, kiek laiko jūs tai ištęsite, kadangi jūs būsite nuolat pavargęs, neturėsite energijos. Jūs jausitės mieguistas, nervuotas, piktas ir nemanau, kad ilgai galėsite ištverti su tokiu kursu, su tokia dieta, nemanau, kad ištversite ilgą laiką. Taigi, mūsų organizmui svarbu gauti gerus, kokybiškus maisto papildus, kurie įsisavina maksimaliai. Ir tada mūsų organizmas nesijaučia išvargęs, nesijaučia nusilpęs, nesusilpnėja imunitetas ir mes jaučiamės gerai, turime daug energijos, kaip laikantis šitos dietos, nesijaučiam jokio nuovargio, bet kaip tik padvigubėja 10 kartų energijos, nėra alkio jausmo, taip kad jaučiatės labai nuostabiai. Taigi, Matijas Juneman ir Anne Hild, kurie parašė 2 knygas apie šitą kursą, jie rekomenduoja 4 mūsų kompanijos produktus,
kurie sudaro būtiniausių mineralų ir vitaminų bei amino rūgščių, nesočiųjų riebalų rūgščių, baltymų ir antioksidantų poreikį. Galima, žinoma, naudoti ir daugiau papildų dadėti. Galima kai kokius produktus, kurie yra reikalingi. Arba ten norite odą pagražinti labiau, tada galite dadėti odos formulę. Jeigu yra problema su kojomis, jeigu kojose kaupiasi vanduo, tai tada, žinoma, reikia dadėti XL. Jisai aprūpina organizmą deguonim ir krauju, tada, žinoma, jisai jums padės taip pat. Bet jeigu nėra labai didelių problemų sveikatos, tuomet užtenka šitų 4 produktų, kurie atlikti šitam kursui, plus aktyvatorius. Taigi, norėčiau pasakyti, kad dėl blogos mitybos, kurioje vyrauja perdirbti maisto produktai, cukrus, blogi riebalai, blogi angliavandeniai, dažniausiai mes turime problemų su žarnynu. Dėl šios priežasties organizmas negali atpažinti naudingų mums reikalingų medžiagų, kurias mes jam duodame. Todėl jisai siunčia signalą valgyti dar daugiau. Ir dėl to mes valgome ir turime tokius apsirijimus. Ir valgome prastus riebalus, angliavandenius bloguosius, kurie savo ruoštų mums nusėda ant mūsų klubų. Ir kaip Matijas Juneman rašo, vitaminai kontroliuoja mainų procesą. Trūkstant 47 gyvybiškai svarbių mikroelementų, lėtėja medžiagų apykaitos procesas. Dėl to susilpnėja imuninė sistema. Todėl svarbu papildyti šių vitaminų ir mineralų atsargas kiekvieną dieną mūsų organizmui. Sekantis klausimas, kodėl mūsų organizmas pradeda kaupti nereikalingas riebalų atsargas. Priežastis yra hipotalamuso funkcijos pažeidimas. Kaip mes žinome, hipotalamusas tai yra smegenų kontrolės centras. Tai yra labai svarbi sritis. Ten yra valgymo, gėrimo, seksualinio elgesio valdymo centrai ir hipotalamusas taip pat reguliuoja endokrininę sistemą. Šio svorio kritimo kurso idėja priklauso puikiam gydytojui, endokrinologui Simeons. Gydytojas Simeons pusę savo gyvenimo paskyrė, kad išsiaiškintų, kas sukelia nutukimą, kodėl pas žmogaus organizme kaupiasi riebalai. Pradžioje jis tyrinėjo vidinius organus, bet nerado, kas gali sukelti nutukimą. Tada jisai dar ilgiau tyrinėjęs prie išvados, kad hipotalamuso pažeidimas yra nutukimo priežastis. Gydytojas Simeons ilgai dirbo Indijoje. Jisai stebėjo nėščiąsias moteris, kurios dirbo laukuose, nors ir mažai valgė, tačiau jos pagimdydavo sveikus kūdikius. Ir tai buvo klausimas, kodėl taip atsitinka, kas tai yra. Jisai nustatė, kad kiekviena nėščioji moteris turi HCG žmogaus chorioninį gonadotropiną. Tai yra hormonas pas kiekvieną nėščią moterį. Ir kad ir būsima mama nepavalgo labai maistingai, tada šito hormono pagalba kūdikis gauna visas reikalingas medžiagas. Žodžiu, kūdikis aprūpinamas visomis reikalingomis medžiagomis ir jisai auga sveikas. Taigi gydytojas Simeons, jisai sugebėjo skirti medžiagą, kuri vadinasi HCG, žmogaus chorioninis gonadotropinas, ir kuris garantuoja, kad vaisius gautų tinkamą mitybą.
HCG, kurį mes naudojame kurso metu, tai yra homeopatinis, bet ne hormoninis. Jisai yra gaminamas vaistinėje. HCG kontroliuoja hipotalamuso darbą, reguliuoja optimalų metabolizmo pratekėjimą ir riebalų atsargų formavimąsi. Kada organizmas pradeda mažo kaloringumo dietą, hipotalamusas siunčia signalą naudoti savo riebalus energijos perdirbimui iki 3000 kalorijų per dieną. Organizmas pradeda absorbuoti savo riebalus iš savo rezervinių sluoksnių, kurie anksčiau buvo uždaryti, ir tokiu būdu organizmas išsaugoja skysčius, išsaugoja raumenų masę ir neprarandant struktūrinių riebalų mes lieknėjame blogų riebalų sąskaitą. Todėl šito kurso metu mes sulieknėjame ne raumenų ir vandens sąskaitą, kaip bet kokia kita dieta, tačiau blogųjų riebalų sąskaitą dėka HCG. Sekantis klausimas yra, kokias funkcijas atlieka XL? Kas tai yra XL, kam jis yra naudingas? Kaip jums jau minėjau, kai jums tinsta kojos, ar organizme kaupiasi vanduo, ar turite problemų su limfa, ar išsiplėtusiomis venomis, labai gali jums padėti XL. Jį galima, tai netgi rekomenduojama naudoti, darant organizmo valymo kursą. XL yra pagaminta arginino pagrindu, bet cukraus, tai yra citrusinių skonio milteliai. Tačiau yra ir raudonųjų burokėlių milteliai, yra 2 skonių pas mus kompanijoje. Ir jisai yra skirtas palaikyti sveiką azoto oksido gamybą, palengvinti amoniako ir laktato pašalinimą, palaikyti imuninę sveikatą, išlaikyti rūgštinį balansą organizme. Mokslininkai laimėjo Nobelio premiją, įrodančią, kad pagrindinė XL L-arginino sudedamoji dalis gaminama reiškia azoto oksidą. Jisai padeda kraujui lengviau tekėti kraujagyslėmis ir arterijomis. Mūsų kūno organai, kuriems svarbiausias yra kraujo tekėjimas, yra širdis, smegenys ir lyties organai. Tai pas mus kompanijoje juokiasi, kad tai yra kaip natūrali Viagra XL, nes jinai atlieka tą pačią funkciją. Sekantis klausimas, ar galima naudoti riebalus darant organizmo valymą? Riebalus naudoti darant organizmo valymą negalima, kadangi jeigu mūsų organizmas gauna riebalus iš išorės su maistu, tada jisai naudoja tuos su maistu gaunamus riebalus, bet jisai nenaudoja savo tų blogųjų riebalų, kurie yra pas mus ant klubų, ant tokių vietų, kur mums visiškai nereikalinga. Todėl tai yra mums labai nenaudinga valgyti tuo metu riebalus, kadangi mūsų organizmas naudos riebalus iš mūsų organizmo. Žodžiu, blogus riebalus mūsų organizmas naudoja pats, kadangi HCG paveikia hipotalamusą ir tada tokiu būdu naudojami blogi organizmo riebalai. Ar galima vaistus gerti kartu su papildais? Kaip atsakė mūsų kompanijos gydytoja homeopatė, maisto papildus reikia gerti 1 valandą praėjus po vaistų priėmimo. Po 1 valandos, kada jūs išgėrėte vaistus, jūs galite naudoti maisto papildus.
Kada nustoti gerti vaistus, jei pradedi naudoti maisto papildus? Tai yra sekantis klausimas. Žinoma, kad reikia pasikonsultuoti su gydytoju, pasidaryti tyrimus. Ir tada gydytojas jums patars, kiek reikia sumažinti savo vaistų dozę. Patiems piknaudžiauti tai žinoma nepatariama, nes reikalinga daryti tyrimus, pasižiūrėti, kokia jūsų būklė, kaip pagerėjo jūsų sveikata ir tada žinosite, kiek daugiau, mažiau reikės jums naudoti vaistų. Dažnai gydytojai būna labai nustebę, kad organizmas yra labai pagerėjęs, kad vitaminų ir mineralų stoka jau yra minimali arba visiškai jos nėra. Taigi vis tiek reikia tikrintis ir tirtis ir gydytojų kompetencija yra nustatyti jums reikalingus vaistus. Sekantis klausimas – kaina ir kokybė. Mūsų produktai yra be GMO, tai yra be genetiškai modifikuotų organizmų ir ingredientų. Nebandomi jie yra su gyvūnais, reguliariai tikrinami tiek atskiri ingredientai, tiek gatavi produktai, siekiant patikrinti, ar jie yra tiksliai tokie, kaip sakoma. Ar tiksliai yra įdėtos visos medžiagos, visi vitaminai ir mineralai, kokie yra užrašyta ant pakuotės. Ar jūs gausite tiksliai tokios kokybės produktus, kokius jūs norite nusipirkti. Yra tikrinama, ar nėra pesticidų, herbicidų, sunkiųjų metalų ir kitų teršalų. Vis pastoviai. Mūsų produktai neturi mikroplastiko. Taip pat siunčiami Europoje į lengvai perdirbamuose vokuose arba dėžėse. Mūsų kompanija naudoja aplinkai nekenksmingą pakuotę. Gaila, kad mes neturėjome seniau tokios kultūros, kad reikia mums rūpintis mūsų organizmu, taip pat kaip ir mūsų išoriniu grožiu, išvaizda. Žinoma, kad reikia rūpintis ir išorišku, ir savo grožiu, ir išvaizda, bet reikia nepamiršti pasirūpinti ir savimi. Kažkodėl tai senais dar laikais, dar kaip aš maža buvau, kaip eidavau į mokyklą, niekas manęs nemokino, kad reikia rūpinti savo sveikata, savo organizmu, kad reikia jį valyti, kad reikia valyti žarnyną, kad reikia gerti vitaminus, nors gal tų ir vitaminų dar nebuvo tokių labai kokybiškų, gal daugiau chemijos buvo. Ir mes neturime šitos kultūros. Kada mes pasodiname gėles, pasodiname savo daržoves, mes žinome, kad jas reikia tręšti, jas reikia prižiūrėti, laistyti. Ir mes jas tręšiame, kad jos gražiai augtų, kad jos bujotų. Bet pamirštame, kad taip pat patręšti iš vidaus reikia ir savo organizmą. Nes, kaip žinome, dabar mūsų žemė yra netokia derlinga, viskas keičiasi, lietus yra rūgštus, užteršti, kad netgi ir mūsų darže užauginti šitie daržovės ir vaisiai jau nebeturi tiek vitaminų, kiek turėdavo seniau kažkada. Taigi, dėl to mums reikalinga naudoti papildomai maisto papildus ir vitaminus. Tik žinoma, kad reikia išsirinkti kokybiškus vitaminus, kad nebūtina pirkti sintetinius, kurie įsisavina iki 20%, nors kainuoja taip pat nepigiai. Tačiau efekto jūs neturite tokio, kokį turėtumėte, jeigu jūs naudotumėte natūralius maisto papildus. Taigi tai yra labai
svarbu išsirinkti kokybiškus ir gerus produktus. Aišku, šiais laikais yra sunku, kadangi pasiūla yra milžiniška. Mes nežinom dažnai, ką rinktis, visi reklamuoja ir sako, mūsų produktai patys geriausi, patys pačiausi ir tikrai žmogui susisuka galva. Todėl gal gerai būtų išbandyti, kažkiek pabandyti ir pažiūrėti, ar yra efektas. Ir jeigu yra efektas, tai žinoma, tie produktai yra kokybiški. Taigi mes dažnai nusiperkam dar vieną naują suknelę, ar kostiumėlį, ar sijoną, ar rankinuką ir pasikabiname jį į spintą. Bet mes ne visada paskiriame pinigų savo sveikatai ir maisto papildams, kadangi niekas nemato taigi. Mūsų organizmas, atrodo, turi gauti vitaminus ir mineralus iš maisto, tačiau iš maisto nelabai ten mes gauname, kadangi daržovėse ir vaisiuose tų vitaminų kaip ir nėra. Vaisiai nuskinami žali, sunokinami su dujomis ir tada, kaip žinome, vitaminai vaisiuose ir daržovėse yra tik tai tada, kada jos yra sunokę. O kada nuskinamos žalios, tai vitaminų ten nelabai yra rasta, kaip tik dar yra sunkiųjų metalų, žodžiu, įvairių pesticidų, to, ko mūsų organizmui visai nereikia. Ir dėl to, kad mūsų ląstelės yra užterštos vaistais, kurios mes naudojame kažkada, pesticidais, reikia mums pastoviai valyti mūsų organizmą. Aišku, šito mūsų organizmo valymo šalutinis poveikis yra lieknėjimas. Tai labai malonu, kada ne tik tai išvalai organizmą, išvalai savo organizmo ląsteles, bet dar ir sulieknėji. Tai tikrai yra labai malonu. Kaip pagražėji, kaip ypač pavasarį, kaip matai save liekną, kaip bet ką pasipuoši, užsidedi suknelę kažkokį, kostiumėlį, kelnes, viskas labai gražiai atrodo. Tiesiog nuotaika nuostabi, pasitikė savimi labai gerai ir tai labai malonu ir džiugina mus. Todėl aš linkiu jums ne tik tai rūpintis savo kostiumėliais naujais, naujais batais, rankinukais, žinoma, taip pat tai reikalinga. Tačiau nepamirškime mes pasirūpinti ir savo sveikatą. Ir nepamirškime, kad vitaminai ir mineralai taip pat yra labai reikalingi mūsų organizmui, nes nuo to priklauso mūsų savijauta. Kažkada, pirmą kartą aš padariau organizmo valymą prieš 3 metus. Ir tada tik tai aš pajaučiau, kiek aš turiu energijos, koks yra energijos skirtumas. Prieš organizmo valymą ir valant organizmo valymo metu jau turėjau labai daug energijos. Tai iki dabar aš negaliu pamiršti to jausmo, kiek aš turėjau energijos ir kaip aš gerai jaučiausi. Tai aš jums linkiu rūpinti savimi, rūpinti savo sveikata, savo organizmu ir nepamiršti ne tik tai daržų, bet ir savęs. Tai šiandieną norėčiau baigti ir palinkėti jums visiems sveikatos ir rūpintis savo sveikata ir nepamiršti savo organizmui duoti kiekvieną dieną vitaminų ir mineralų. Ir labai malonu, kaip mūsų organizmas pasakys mums ačiū, kaip mes jausimės labai gerai, pilni energijos, turėsime daug energijos, juk kada žmogus gerai jaučiasi, kada nuotaika puikia,
ne tik tai išorė graži, bet ir vidus, kada savijauta puikiai gera, tai norisi viską daryti. Ir žodžiu, tuo aš ir šiandieną norėčiau baigti ir palinkėti visiems geros sveikatos. Iki sekančių susitikimų. Iki.